Šiandieną norėčiau Jums parodyti keletą pratimų, nedaug, 4-5 pratimus, kurie padėtų mūsų nugarą jaustis sveikai. Labai dažnai žmonės sako, kad aš neturiu laiko sportuoti, nėra kada ir neturiu pinigų ar dar įvairių priežasčių, bet kartais mums ankštai tiesiog to nereikia. Atlikime keletą pratimų, tiesiog ryte atsikėlę, grįžę po darbo ar ne po sunkios dienos ir tai padėkim savo. Mūsų stuburas atlieka tokias funkcijas. Jisai lenkiasi, jisai tiesiasi, jisai lenkiasi šoną ir sukasi. Todėl keletą pratimų turėtumėm ir padaryti tokių, kad būtent išjudintų šitas mūsų funkcijas. Pirmas pratimas bus atsisėsim, išlaikant liniją 2-3 pirštas, čiurna, kelias ir klubas, kad kojų padėtis būtų taisyklinga. Užsikabinsime už pakinklių ir darysim stuburo lenkimo, apvalinimo, ištempimo juosmeninės nugaros dalies pratimą. Su iškvėpimu, apvalinant, pratempiant tuo pačiu ir tarpumenčius, nes dažnai mes jaučiam įtampą. Tarpumentį, kaklo daly, juosmeniniai taip pat daly. Tai šitas pratimas tikrai padės atsikratyti šitų visų susidariusių įtampų. Su iškvėpimu leidžiame žemyn, įkvėpiam, kylam. Ir taip kelis kartus. Leidžiame žemyn, kylam į viršų, įkvėpiam. Kvėpavimas yra labai svarbus. Labai dažnai mes kvėpuojam tiesiog nepilnavertiškai. Tai atliekant pratimus tikrai kvėpuokit giliai, skirkit tam dėmesį. Iškvėpimas, įkvėpimas, iškvėpiu, apvalinu, įkvėpiu, grįžtu. Dubuo sukasi atgal, per klubus išsiilginimas toksai, kad nebūtų tiesia nugara svirimas atgal. Porą kartų dar. Ištempiam, įkvėpiam, grįžtam, atpalaiduojam juosmeninę nugaros dalį, ištempiam tarpumenčius. Galim sukryžiavę rankas už vieno pakinklio išsilaikyti, dar labiau ištempsim tarpumentį, nes kartais per daug įtampos ten būna susidariusios po ilgo sėdėjimo ar netaisyklingos menčių padėties. Iškvėpimas, įkvėpimas, iškvėpimas. Įkvėpimas, kaklinė dalis visa turi būti ilga, nekiškit galvos į priekį, ar ne? Dar kartas, apvalinam, ištempiam, sugrįžtam. Kitas pratimas, kaip ir sakiau, yra stuburo tiesimui. Taip pat, jeigu būnam per daug susikūprinę, mums reikia stuburą tiest, atverti mentes atgal ar ne truputėlį ištempti krūtinės raumenis ir pastiprinti rankas. Tai paprastas pratimas, kurį tikrai visi žinot, išsitempimas į viršų, kartais tai vadinamas tiesiog staleliu, įkvėpiu su iškvėpimu, kylam aukštyn, įkvėpiam, leidžiamės žemyn. Vėlgi yra svarbu neloš galvos atgal, išsiilginam tik tai nugarinį kaklą ir kai leidžiame žemyn, irgi visada atsimenam, kad mūsų pečiai yra nuleisti. Kvėpavimas vėl svarbus, iškvėpiam, kylam, įkvėpiam, leidžiamės, iškvėpiam, kylam. Įkvėpiam, leidžiamės. Šio pratimo metu mes taip pat stiprinam ir sėdmenis, ir šlaunis. Ištempiam krūtinės raumenis, stiprinam pečių lanko raumenis. Dar vienas kartas. Įkvėpiam, iškvėpiam. Sugrįžtam. Atsisėdam. Galite sėdėti, kad būtų pėdos kartu, keliai į šalis. Jeigu jums leidžia kojų lankstumas, gali sėdėti ir ilgoj nugaroj ištiesę kojas, bet turbūt patogiau bus sulenkus kelius ir dedant vieną ranką į priekį, ištempiam šoną. Tai šoninis stuburo lenkimas. Įkvėpiam su iškvėpimu, lenkiamės, įkvėpiam, grįžtam. Iškvėpiam, lenkiamės, įkvėpiam, grįžtam. Kuom svarbus šitas pratimas ir geras yra. Mes sėdint kartais užtrumpinam per daug, tiesiog sutrumpėja, taip sakant, mūsų kvadratiniai raumenys juosmens ir iš tikrųjų kartais tai įtakoja taip pat vėlgi nugaros skausmą. Tai šio pratimo metu mes vienos pusės šoninius raumenis stiprinam, kitos pusės mes smagiai juos ištempiam. Dar vienas kartas, pasilenkiu vieną pusę, pasilenkiu į kitą pusę. Dabar dėkime rankas vieną ant kitos, tokios kaip kosako rankos ir pasukiokime stuburą į vieną pusę, įkvėpiu, su iškvėpimu į kitą pusę.
Labai yra svarbu išlaikyti visą ilgą stuburą, natūralius linkius. Pakaušių tempiamės visada aukštyn. Įsivaizduoju pasmakru, tarsi turiu mandariną ar citriną. Sukamasis judesys stuburo greičiausiai išnyksta su senėjimu. Tai šitą funkciją mes turim kaip tik palaikyti, todėl visi sukamieji stuburo judesiai yra labai naudingi. Šitą pratimą tiesiog gali daryti sėdint ant kėdės, netgi nereikės jums ir kilimėlio. Ne, kelis kartus pasisuku, sugrįžtu, pasisuku, sugrįžtu, dar vienas kartas, į vieną pusę bus pasisukimas, įkvepiu su iškvėpimu į kitą pusę. Kaip ir sakiau, stuburas taip pat atlieka tiesimo funkciją, tai mes turim stiprinti nugaros raumenis. Ta pratimą būtų galima atlikti atsigulus ant pilvo. Stuburo tiesimų yra daug visokių pratimų. Padarysim dabar pratimas, kuris vadinasi strėlė. Rankos bus prie šonų, delnai žiūrės į lubas. Kai kilsim į viršų, tempsimės ilgyn. Labai yra svarbu šio pratimo metu ilginti nugarinį kaklą. Įkvepiu, nugarinis kaklas ilgas. Kai atsigulsiu, pasukit galvą į vieną pusę, tuo pačiu ištempsim kaklinę šoninę dalį, trapecinius raumenis. Ir vėl pasikelsim aukštyn, suglausim kojas, taip pat dirbs ir sėdmenų raumenis, ir šlaunų. Atsigulsim, galim atpalaiduoti kojas, nusuk galvą į kitą pusę. Pasikeliam aukštyn, pasitempiam, išsiilginam, atsigulam. Kilam aukštyn, suspaudžiam rankas, šlaunis ilgas, visas stuburas, turim nejausti juosmens, turim jausti nugarinės viršutinės raumenis, kad juosmuo jisai neturėtų būti apkrautas. Jeigu kartais jaučiat juosmenį, labiau laikykit pilvą ir kilkit šiek tiek mažiau. Neloškit galvos atgal. Dar keli kartai, kilam aukštyn, įkvepiam, iškvepiam, leidžiamės, kilam aukštyn, įkvepiam, iškvepiam, leidžiamės. Po šitų pratimų, stuburo tiesimo, visada gerai yra atpalaiduoti nugarą ir pabūt susirietimo tokioj padėty. Tiesiog pakvėpuot, įkvėpt, iškvėpt, kad atpalaiduoti juosmeninę nugaros dalį. Išsiviniojam nugarą, slankstelį paskui slankstelį. Ir paskutinis pratimas bus, kurį aš labai visada mėgstu, duodu per visą savo treniruotės. Tai yra pratimas katė, kurį tikrai irgi visi žinote, bet galbūt kartais pamirštam jį padaryti ir tiesiog nepagalvom, koks jis yra geras mūsų stuburai. Tai pratimas būtų pradinė padėtis irgi svarbi, delnas petis linijoje, kelias klubas vienoje linijoje, išlaikant ilgą nugarinį kaklą, mentės atitrauktas, pilvo raumenis aktyvius, pradedam po truputėlį sukti dubenį atgal, ištempti juosmeninę dalį, kas yra labai svarbu per šitą pratimą, atitraukti mentes ir išilginti nugarinį kaklą. Turi gautis graži tokia elegantiška katė, bet ne kupranugaris, kaip kartais mes darom kažkokį kitokį pratimą, ar ne? Tai tempiam juosmeninę dalį, mobilizuojam, atitraukiam mentes, išilginam nugarinį kaklą ir grįžtam. Ir kelis kartus. Įkvėpimas, iškvėpimas, ištempiam juosmeninę dalį, atitraukiam mentes, išilginam nugarinį kaklą ir sugrįžtam, bet nesukrentam, visada mentes atitrauktos, visi raumenys yra aktyvūs. Ir dar vienas kartas, apvalinam nugarą, išsiilginam ir sugrįžtam. Tai va, tai šiandieną tiek, tiesiog keletas pratimukų, kuriuos jūs galėtumėt padaryti, turint vos keletą minučių.